Labas rytas, mėlieji. Labas rytas tiems, kuriuos šį rytą dėja pakėlė ne Dainius su žemyna, o jūsų urzgiantys skrandžiai. Nusiraminkite, aš jūs pamokinsiu, kaip pasidaryti puikius, skanius ir greitus pusryčius. Šiems pusryčiams mums prireiks šiuo metu labai pigių ir labai naudingų ir skanių daržovių. Tai yra cukinija, baklažanas, česnakas, truputį vištienos faršo, kukurūzų dribsniai, kiaušinio baltymo, grietinėlės, pipirų, druskos ir alyvuogių aliejaus. Imame alyvuogių aliejų ir įpilame į keptuvę ir užkaitiname. Per tą laiką mes supjaustysime cukinijas ir baklažanus ir dėsime į keptuvę, kad jie truputėlį apkeptų. Dabar imame cukiniją, pjaustome, galą iš tikrųjų nupjausime, nes jis mums nereikalingas, ir pjaustame apytiksliai centimetro storio griežinėliais. Supjaustę cukiniją ir supjaustę baklažaną, mes juos apkepsime, o vėliau tai taps mūsų įdaru. Dedame viską į kaitintą aliejų. Išdėliojame daržoves, turėdami omenyje, kad jos turi apkepti iš abiejų pusių. Taigi, truputėlį pakepus mes jas atversime, mes naudosime kiaušinio baltymą, mes jį turime išplakti iki putų konsistencijos. Baltymą naudojame tam, kad mūsų vištieną jis surištų, nes naudosime dar ir grietinėlę. Ir mes tikrai nenorime, kad mūsų, pavadinkime, kepsneliai būtų sausi ir trapus. Mes norime, kad jie būtų sulipę ir sultingi. Na, o įdaras padarys savo. Taigi, dedame vištieną, pilame šiek tiek grietinėlės, įberiame druskos ir pipiro. Vos nepamiršau, mums dar reikia pasiruošti česnako. Susmulkiname smulkiai, berime viską į vištieną, lengvai permaišome. Apvertę daržovės, šiek tiek jas subadome medinę šakutę, tada jos bus minkštesnės. Ir iš tikrųjų, jeigu gaminsite šį patiekalą svečiams, niekas nesupras, kas yra vištienos kepsnelių viduje. Taip ir turi atrodyti daržovės skirtos vištienos kepsnelio įdarui. Kadangi mūsų daržovės jau beveik baigia kepti, mes galime šiek tiek malto šviežio pipiro įberti ir žiupsnelį druskos. Galime išdėti viską į lėkštę. Šis patiekalas man patinka iš tikrųjų tuo, kad jį pasigaminti prireikia vos 15, maksimum 20 minučių. Jisai yra labai nebrangus. Aš manau, kad vienas žmogus tikrai pavalgyti gali už 4 litus. Ir dabar galime įpilti dar šiek tiek alyvuogių aliejaus ir pasiruošime kepsnelių kepimui. Beriame kukurūzų dribsnius ant stalo, dedame vištieną ir ją paskirstome. Dedame griežinėlį baklažano ir griežinėlį cukinijos, o ant viršaus vėl dedame vištieną. Gražiai aplipdome iš visų pusių. Toksai kepsnys atrodys labai didelis ir labai sotus. Ir ant viršaus vėl užberiame dribsnių. Tiesiog aplipdome, galime pabaigti formuoti rankose. Žinote, kadangi šį rytą pusryčius aš jau pavalgiau, tai kepsiu tik tais vieną operatoriui. Operatorius šios kepsnelius labai myli. Prašau tau, Andriau. Kepkite kepsnelį ant lėtos ugnies, kepsime 5-7 minutės. Kepsnelį apverčiame ir apkepame kitą pusę. Galime įdėti į lėkštę. Na, o dabar iš tikrųjų palinkėsiu jums gero apetito. Iki susimatymo kitą rytą.